Aš noriu patrankos pašaudyti. Nu, jam čia kažkoks plėšikas. Plėšikas, bralis, traukiniuką nori, nu. Tai sako kalba atstovas iš Sigutėnų, draugas Piotras. Tėvas pasitraukė iš O, prašyčiau, nu. Draugai. Draugai. Te gyvuoja. Nu, kalbėk, mėna kalbėk tada. Atsisukite čia, kaip jūs apsukė. Angelės neužstoka. Nu, blema. Va, Karolis sako, įdėjimas į areną. Galvoju, aš nematau skaityti, ne? Gerbiama Felicija Usonienė, jeigu nebūtų rūpesčių, galėtumai susidėti ant kelių rankas ir ilsėtis, nes savo gyvenime padarėte nesuskaičiuojamai daug gražių ir prasmingų darbų. Šitiek prakaito išlieta kolūkiuose, jas stiprinant. Bei namuose, nepaliaujamai rūpinantis, kad nieko netrūktų 4 vaikams, kurie dabar gyvenkit dar ilgai, kad būtų kam saugoti namų židinį, kad būtų kam laiminti sugrįžtančius ir išeinančius taip, kaip tad geba tik motinos, mylinčios, suprantančios ir atleidžiančios. 85 metų jubiliejaus proga, linkėdama nesenkančios stiprybės ir kantrybės Sigutėnų kaimo bendruomenė. Va čia telėti jūsų nams ir jūs. Nu, jo. Sariau, trupuokim dar. Bet tu pat galdu neatėjai. Nu, tai ką man tokių problemų. Nežinojau, pasibaigė taloną, galiu jums Gerka parašė. Duodik minės, tai galiu. Visą ką geriausia. Aš to buvo sukurta. Labai užsienį Matijos pasakoma. Jūsų žiūrį, staro čia va. Nematė daugiau. Taip, lauk, daugiau Jono ne. Ai, va, Yra, laukiam. Atplakit, galėt daugiau atėjti. Jono. Tai 2013 metų Joninių šventė. Nu. Nu, gal, nu. Nu, gal, nu. Dabar važiuoju, kaip čia. Ateik, čia matau. Pats matau. Dabar mažutis. Pareišinai Na, Melut! Kalbėk, va, kur man. O, tai. Šitie metai mus kuris liks didžiausias gyvenimo turtas, gero linkinti jūsų širdis. Paklausykit tik vieną sekundę savo šventin gražiai dama ir išgirsit, širdis jūsų tuksi, taip
lyg būtumėt vėlė jauna. Ačiū. Dar. Ai, kaip nesimato nieko. O, matyt. Vieną vaiką turėsi. Ir iš tikrųjų, kiekvieno žmogaus gyvenimas tai įdomi ir prasminga pasaka. Tik skubančio laiko pavestėlėje mes nebespėjame. Ai, nu prie tos pelytės, jo papa! Galiu pasakyti, ne taip. Apie stebuklingą pirštinę, kuri vadinosi Seimas. Nepatikėta. Aš negalėčiau būti Seimo nare. Žinoma, kad galėčiau. Juk mano tokios gražios žalsvos akytės, tokios laurytės, visai kiekviena